Sveiki visi, čia LPS lietuviški filmukai ir šiandien yra 15 diena, kai filmuoju šį video. Tikiuosi jisai ir įsikels 15 dieną. Bet, taigi, šiandienos tema yra kaip istorija, story time ar kažkas tokio. Ir aš šiandien papasakosiu juokingą istoriją. Ir jo, žodžiu, buvo, žinot, kaip yra tie permatomi kibirėliai ir su dangteliu ir panašiai. Tai va, ir taip pat yra kamšteliai nuo ten buteliukų visokių, ten Coca-Colos buteliukų ar panašiai. Ir žodžiu, nesmė, kad mes turim akvariumą, bet aš norėjau savo oficialaus akvariumo, galim pasakyti. Ir aš pasiėmiau permatomą tą kibiriuką, prisipyliau vandens ir į vidų įdėjau tuos kamštelius. Žodžiu, aš juos maitinau ir maždaug sakydavau, jeigu, nežinau, kaip mano vaizduotė leisdavo, tai jeigu norėdavau, tai aš palikdavau tos, tai maistas būdavo dažniausiai lapeliai, tiesiog paprasto popieriaus lapeliai suplėšyti ir aš įmesdavau į tą kibirėlį. Ir jeigu aš palikdavau tuos lapelius, pamiršdavau išimti, arba šiaip norėdavau juos palikti, tai tiesiog ir sakydavau, tai kodėl nesuvalgyt, ar maistas neskanus? Žodžiu, paskui, jeigu nepamirždavau išimti, arba tiesiog išimdavau, priklauso nuo nuotaikos, kai prisakiau, tai sakydavau, tai ir skanus maistas buvo. Žodžiu, tie kamšteliai buvo kaip žuvytės ir, tipo, jie ten plaukiodavo ir panašiai, aš ten pridėdavau akmenukų. Ir, žodžiu, vieną dieną, kadangi aš to vandens nepravalydavau, vanduo tiesiog, žinot, kai būna tas kvapas, kai, ta prasme, kokią nors ten neišplauni ilgą laiką kažko ir tiesiog pradeda labai, šlykščiai ir nemaloniai kvepėti, kaip sakant, smerdėti. Ir, žodžiu, tas vanduo prasmirdo, prarūgo. Ir, žodžiu, man teko jį išpilti. Ir maždaug, ir aš taip liūdėjau, nes aš nebeturėjau, ir kamšteliais smirdėjo, ir aš kažkaip tingėjau išsiplauti juos. Ir tiesiog taip išėjo, kad man teko išpilti ir aš ir tingėjau išsiplauti. Tai aš labai liūdėjau, nes praradau ten savo gyvūnėlius, nors mes akvariumą turim ir turėjom tuo metu. Ir didelį akvariumą namie. Ir aš nežinau kodėl, bet aš tiesiog norėjau savo asmeninio akvariumo. Ir sakau, įdėdavau į tą permatomą kibirėlį kamštelius ir kamšteliai būdavo žuvytės. Ir Coca-Colos kamštelis, tas raudonas, būdavo tipo žuvikas Nemo. Ir tokių žuvikų Nemo, tų klaunų, kaip, man atrodo, taip vadinasi, to žuvis, turėjau pilną, ta prasme, žiauriai daug. Nes aš ir nuo gatvių tos kamštelius rinkdavau visur, žodžiu, ir visiems vardus buvau sugalvojus, aš neįsivaizduoju, kaip aš atskirdavau tos vienodus ir panašiai. Ir jo, žodžiu, geri prisiminimai. Tai va, parašykit savo kokią nors juokingą istoriją komentaruose. Aš būtinai atsakysiu, nes kai matot, aš į kiekvieną komentarą atsakau, nebent būna koks komentaras like arba kažkas kitas, bet jeigu parašot apie video, paklausėt ar paprašot, aš būtinai atsakau į komentarą ir visų palaikinu komentarus.
Ir jo, aš esu labai aktyviai ant savo kanalo. Ir kaip ir jūs, nes tikriausiai jums patinka šitos adventinės serijos. Ir jo, tai papasakokit savo istorijas komentaruose. Juokingas istorijas. Aš su malonumu jas paskaitysiu. Ir jo, iki 17 dienos. Ciao! Tuts. Ok. Taip. Auksa, esi? Auksa. Ok. Sad life. I'm alone. Auksai mane paliko. Tai yra kavaiklės LPs mane paliko. Kavaiklė. What? Kavaiklės LPs mane paliko. Mes buvom tokia graži pora. Sad life. And it's too cold. And it's too cold. Oh my god. Jojo next to mama. No. And it's too cold. So yeah. So let me hold. What? Yeah. What? Do I try this? Oh, nice. And it's too cold. Like your hands in the holes in my sweater. And it's too cold for you. So let me hold you. Auksa! Oh my god! Ona ten, oi, komposto išsiklaus. Auksa! Where did the Auksė go? Auksa! Auksa! Ne, nu mane paliko, nu gražu. Ne, nu ta plyta ant galvos užsidėjo. Tobula, karoče. Sunita! Sunita! And it's too cold. And it's too... Aš nežinau, man čia kaip dangus, arba kaip sniegas, arba kaip dangus, arba kaip sniegas, arba dangus, sniegas. Baus prisimdėjau storą balą kelią, pjovė, nei pjovė, į pirštelį įsipjovė, kaip ir aš. Va, kaip ir aš. Atvažiavo mašinėlė su raudonu kryželiu ir išsivežė bubulę su įpjautu piršteliu. Debesys. Juokau. Ką aš darau su savo gyvenimu? O, va, Jėzau, kaip čia purvina. Aš taip nemyliu savo piesų, kad jų nenuplaunu. Ne, juokauja, aš nuplaunu. Ok. Iki 17 dienų. Ate. Come on.